Sveiki atvykę į uždraustą Lietuvoje kanalą, jo žiūrėti negalima, jį galima žiūrėti tik su VPN-u. Labai gerai, kad jūs turite VPN-ą. Šiandien aš parodysiu Bibi Lietuvos teisėsaugai iš Italijos, iš Milano. Štai už mano nugaros yra Milano katedra, pastatas, kurio negalima padirbti, tik tai va tai yra Milanas, bet tie dalbajobai iš Lietuvos prokuratūros vis tiek rašo, kad aš esu nenustatytoj vietoj. Kaip va čia nenustatyt? Reikia kokiu būti neišsilavinusiu žmogum, kad tu nežinotum, kaip atrodo Milano katedra. Pats negali nustatyti, kaip atrodo Milano katedra. Paklausk kokio nors draugo, gal protingo. Gal protingas draugas žino, kaip atrodo įžymiausios vietos Italijoje. Taigi taip, jau 7 metus mane bando pagauti Lietuvos prokuratūra, kadangi aš esu nuteistas į kalėjimą 3 mėnesiam. Ir va štai jau 7 metus aš neslėpiu, kur esu Europos Sąjungoje. Ir jie negali manęs pagauti dėl to, kad jie yra dalbajobai. Dėl to, kad jų niekas negerbia. Italai jų negerbia. Niekas jų negerbia. Štai aš esu karaliaus Vitorijo Emanuelio antrojo galerijoje Milane. Štai kaip jie atrodo, čia nepadirbsi niekaip. Kiek žmonių daug, kiek yra visko, va štai kupolas. Viskas yra labai gerai. Aš čia esu ir nesislėpiu. Dabar žmogus iš Lietuvos atsiuntė man video ir paprašė pakomentuoti 2 dalbajobų pokalbį. Pažiūrime šitų 2 dalbajobų pokalbį ir aš jį pakomentuosiu. Vyrai, kai bus pašaukta jau pradėta jau ta mobilizacijos procesas, iš Lietuvos yra neišleidžiami. Teisingai? Taip. Pagal amžių iki 60 ar visi? Pagal amžių galiu dar pradžiuginti, kad ne tik 60 metų, bet jau projektas yra 65. O tie, kurie lietuvaičiai yra Lietuvos piliečiai, bet dirba užsienyje, kas su jais? Lietuva nėra 39 metų situacijų, mes esame bendro alijanso nariai. Tai paliestų visą uniją ir pasikavojimas ten kažkur Ispanijoje ar kažkur, tai tau nieko neduotų, paprasčiausiai būtų mobilizuotas tenai. Nu tai ką, šitie 2 dalbajobai tikisi, kad jeigu prasidės karas, jie sugaudys visus vyrus nuo 18 iki 65 metų kitose Europos valstybėse, Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje, blėt, kokie debilai. Debilai ir dalbajobai, dėl to, kad aš esu nusikaltėlis. Yra teismo sprendimas, Lietuvos teismo galiojantis sprendimas, kad aš esu nusikaltėlis, mane reikia pagauti ir uždaryti į kalėjimą. Ir jau 7 metus negali manęs pagauti niekur pasaulyje. Aš jau aplankiau 172 valstybės. Ne tik tai pasaulio valstybės, bet nuolat esu ir Europoje, dabar Italijoje esu. Ir man nieko negali padaryti, man nusikaltėliui, kur arešto orderis yra išduotas, kur yra paieška paskelbta po visą Europos Sąjungą, suprantat? Manęs negali pagauti. Ir jie tikisi, kad pagaus žmonės ir patrauks juos į kariuomenę. Jie yra debilai, dalbajobai, jie propagandistai, nesiklausykit jų. Aš esu gyvas pavyzdys, kad pagauti žmogaus nusikaltėlio neįmanoma. Ir tarp kitko, jeigu visų pirma jūs esate banditas, jeigu jūsų šeimos nariai yra banditai, arba draugai yra nusikaltėliai ir banditai, visada perduokit jiems mano advokato Stanislovo Tomo kontaktus, kanalą, kad jie galėtų su manim susisiekti, aš visiems banditams padėsiu. Nes aš pats esu banditas ir savo patirtimi rodau, kad pagauti nusikaltėlio Lietuva niekur negali. Kad aš Bibi rodau dabar prokuratūrai iš Milano, iš Italijos. Ir ką jie man padarys? Ir nieko jie man nepadarys, nes jau 7 metus nieko negali padaryti. Tuo labiau jie nieko negalės padaryti, jeigu žmogus sakys, aš nenoriu važiuoti karą su Rusija. Ar sakys, aš nenoriu. Kas įvyksta, jeigu jis nori, tai labai prašom. Bet jis, pavyzdžiui, gyvena Italijoje ir sako, aš nenoriu. Tai tada Italijos policija perduoda jo klausimą į Italijos teismą. Ir Italijos teismas turi nutart, ar siųst jį į Lietuvą, ar nesiųst. Bet suprantat, aš esu banditas. Mano klausimo dar neperdavė į Italijos teismą, į jokį teismą. Suprantat, per 7 metus.
Tai ką jūs galvojat, kad Lietuva 7 metus išsilaikys prieš Rusiją? Aš manau, kad Lietuva išsilaikys, duok dievė, 3 dienas. Nuo Vilniaus miesto rytinės sienos iki Baltarusijos pasienio yra 17 km. Aš su Google Maps patikrinau 17 km. Suprantate, tai yra valanda darbo Rusijos kariuomeniai praeit tuos 17 km. Po to Vilnių galbūt reikės sunaikinti Vilnių, kad, jeigu ten durniai priešinsis iki paskutiniųjų, aš labai myliu iš tikrųjų Vilnių, nes man miela Vilniuje architektūra, bet visa tai bus sugriauta per 1 parą ir, trečią parą pasiduos Kaunas, man atrodo. Arba dar greičiau. Suprantat, nebus laiko gaudyti lietuvius po visą pasaulį ir tuo labiau eiti į teismą, nesuprantat? Bet mano bylos per 7 metus niekas neperdavė į teismą, kad mane išsiųstų į Lietuvą. Suprantat, per 7 metus. O jūs norit, kad per 3 dienas perduotų į teismą, laimėtų teismą ir išsiųstų. Nebus taip. Visiems yra ramu Europos Sąjungoje. Bet kas vyksta? Lietuva gali padaryti, kokią poveikio priemonę turi. Gali neišduoti naujo paso arba naujos tapatybės kortelės, kaip Ukraina daro, tiem, kas negrįžta į Ukrainą arba negrįž į Lietuvą. Nors, ten bus 3 dienos, tai ar verta parintis dėl to 3 dienų? Aš nežinau, man atrodo, neverta parintis, bet vis dėlto reikia, mano patarimas yra visada pasidaryti kažkokios užsienio valstybės, kur gyvenate, pilietybę. Nes Europos Sąjunga gali žlugti ir tada jūs prarasite Europos Sąjungos piliečio statusą. Tas statusas Europos Sąjungos piliečio jums duoda teisę gyventi Italijoje, dirbti Italijoje, kaip norit, suprantat, neribotai. Jeigu Europos Sąjunga žlugs, jūs šitą teisę prarasit, kaip Lietuvos pilietis. Todėl jums reikia pasidaryti Italijos pilietybę, jeigu, pavyzdžiui, jūs Italijoje gyvenat arba Anglijos, jeigu Anglijoje. Ir plus tai be abejo apsaugo ir nuo mobilizacijos arba šaukimo į Lietuvos kariuomenę. Nes, ne, Italija savo piliečio niekada neperduos į Lietuvą. Aš nemanau, kad net toks klausimas iškils, nes lietuviai nesugebės ne vieno mobilizuoti iš užsienio. Bet net jeigu pats blogiausias atvejis, jeigu Italijoje paaiškėja, kad jūs Italijos pilietis, savo piliečio į svetimos valstybės karą, jie tikrai nesiūs, net jeigu jūs turit Lietuvos pilietybę. Viskas yra labai gerai. Turėkit visada daug pilietybių. Neatsisakykit Lietuvos pilietybės, kai gausit Italijos arba Graikijos pilietybę. Turėkit daugiau. Tai duoda jums daugiau galimybių gyvenime ir taip toliau. Tai o iš tos dalbajovus propagandistus nekreipkit dėmesio, jokio dėmesio. Štai už mano nugaros yra Milano pilis ir Milano pilis, kaip ir Maskvos Kremlius, yra pastatytos Šiaurės Italijos pilių stiliuje. Pažiūrėkite į sienų dantis. Va čia, matos, pas mane nuotraukos bus ir iš arčiau. Facebook'e, Instagram'e. Tai yra dantis, kurios yra būdingos ir spalva pilies yra būdingos Šiaurės Italijos pilims. Tai kadangi Kremlius yra pastatytas Šiaurės Italijos stiliuje, o Lietuvoje pilių nėra Šiaurės Italijos stiliuje, tai vadinasi tarp Rusijos ir Italijos yra labai stiprus kultūrinis ryšys. Ir jeigu prasidės karas tarp Lietuvos ir Rusijos, italai nevažiuos mirti už Lietuvą. Italai tikrai nevažiuos mirti už Lietuvą. Italai įstojo į NATO tam, kad JAV apsaugotų Italiją nuo Alžyro. Arba Rusijos. Bet tikrai ne tam, kad italai žūtų už Lietuvą. Ne tam jie stojo. Ir taip yra su visom Europos Sąjungos valstybėm. Jos stojo į NATO ne tam, kad žūtų už Lietuvą, o tam, kad jos apsaugotų JAV nuo galbūt Sovietų Sąjungos. Tai todėl Lietuva bus viena ir labai greitai pralaimės 3 parų karą. Nedalyvaukite tame kare, tai durna.
Ukrainai per 4 metus karo nepavyko parsigabenti nė vieno ukrainiečio iš vakarų Europos arba JAV. Ukrainai per 4 metus nepavyko to padaryti. Tai šitie dalbajobai tikisi, kad Lietuvai per 3 dienas pavyks. Per 3 dienas sakau dėl to, kad 4 dieną Rusija jau užims visą Lietuvą ir nebus tokio juridinio asmens kaip Lietuva, Lietuvos Respublika nebus 4 dieną. Tai per 3 dieną, suprantat, ką jie vartoja, grybus valgo kažkokius tenai ir svaigsta po to. Sužinosite, ką šitie 2 dalbajobai vartoja, parašykite man. Aš taip pat tokius narkotikus pirksiu. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.